Tai turbūt didžiausia vyrų koncentracija šitoje auditorijoje, kiek man teko kalbėti, bet kur. Kažkaip tai įprasta, netgi keista. Bet, okei. Esu iš tinklaraščio debesyla.lt su rašytojas ir turbūt labiausiai tai beprotiškų eksperimentų ir iššūkių fanatikas. Nes mėgstu užsiimti visokią veiklą, kuri ten yra beprotiška, ir tada apie tą veiklą papasakoti kitiems žmonėms. Tai leiskit papasakosiu apie eksperimentus. Iš tikrųjų atsiprašau, nes mane šitas mikrofonas tai žiauriai užknisa. Aš tokių mikrofonų nekenčiu. Tuo labiau nekenčiu, va tokių, kur ten reikia rankoje daryti, tai tų iš viso. Dėl to atsiprašau. Ir tikiuosi, čia garsas trūkčioja, ar man tik atrodo? Nežinau. Kas čia daros? Testing. Okay, anyway. Pabandysime šitai, kad ir kodėl čia trūkčioja. Net nežinau. Anyway, tai eksperimentai. Mano įsitikinimu, eksperimentai ir iššūkiai yra turbūt viena svarbiausių gyvenimo dalių, kurių iš visų gyvenimo dalių, kurios tik yra. Iššūkiai ir išbandymai ir nauji dalykai yra turbūt pati svarbiausia dalis. Ir nesvarbu, ar tai yra labiau asmeninio augimo sritis, ten, tarkim, noriu gyventi laimingiau ar kažkas tokio, tai yra svarbu netgi, pavyzdžiui, kuriant naujus dalykus, kuriant verslus, ar tiesiog bandant susipažinti su naujais žmonėmis, ar mokantis šiaip dalykų, einant į universitetą ir studijuojant, sakykime, elektroniką ar statybos inžineriją. Pavyzdžiui, aš studijavau statybos inžineriją, čia visai netoli, iki KTU fakultetas šitoj gatvėje kažkur. Nu, ne gatvėje, bet ten pastate, aišku. Ir, pavyzdžiui, studijų laikais, tai man teko irgi patirti daug visą krūvą eksperimentų, padaryti krūvą dalykų. Aš jau 3 metus testuoju su savimi, nuo, pavyzdžiui, 100 pažinčių per vieną mėnesį. Jo, per vieną mėnesį 100 naujų pažinčių visiškai, arba, pavyzdžiui, išvažiuoti Erasmusą, tiesiog be jokio pasiruošimo. Aš išvažiavau į Čekiją ir aš apie ją žinojau lygiai tik tai pavadinimą. Tiesą sakant, aš su ją nuvažiavau su eurais ir tada supratau, kad ten turi karūnas kažkokias. Ir tada dar supratau, kad ten nuvažiavau ir dar ten kažkaip vidurį nakties, ir ten vidurį nakties ten sudėtinga patekti iki šito bendrabučio. Tai galvojau apie fuck. Bet žodžiu, okei, buvo taip patirtis nauja ir tai buvo jėga. Ir esmė ta, kad eksperimentai yra velniškai naudingi. Pirmiausia dėl to, kad tai gerai veikia smegenys, nes kiekvieną kartą, kai mes bandome daryti kažkokį naują dalyką, tai mūsų smegenys veikia papildomų režimų ir pereina į aukštesnį laiptelį. Kitaip tariant, sakykime, vietoj to įprasto rutiniško mąstymo, kur toks banguojantis ramus, jis pereina į tokius streso režimus ir laiptelius, kurie mums padeda augti ir kurti. Pavyzdžiui, jeigu norisi sukurti kažkokį ypatingą dalyką, nes nesvarbu, ar tai būtų, tarkim, rašyti, ar kokį nors tenais, sakykime, mechanizmą, jums reikės smegenų, kad tai padarytume. O smegenys būtent aktyvuoja nauji iššūkiai. Tarkime, kad ir nueiti į teatrą ir pažiūrėti spektaklį, kurio niekada nebūtume žiūrėję, arba išsikelti savo kokį nors ten bendravimo iššūkį, ar panašiai. Smagi dalis yra tai, kad eksperimentai, jų esmė yra ta, kad juos galima imti bet kokius. Ir bet kokie eksperimentai yra gerai, bet kokie eksperimentai yra naudingi. Svarbu tai, kad jie tik tai būtų įdomus. Pavyzdžiui, Ovidijus čia, tarkime, jisai pradėjo, jisai man pasakojo čia, kad jis, pavyzdžiui, pradėjo iššūkį kiekvieną rytą praustis po šaltu dušu. Nes šaltas dušas šiaip iš tikrųjų yra sveikiau, tai sukelia tokią adrenalino funkciją tam kūnui, tampa energiškesnis ir panašiai. Kiti žmonės, pavyzdžiui, pabando, tarkime, išsikelia savo tikslą, kasdieną nupiešti po vieną paveikslą, arba kasdieną sukonstruoti po vieną dalyką.
arba nusipirkti kažką, ir tada iš to kažko padaryti visiškai kitą dalyką. Tarkim, mano senelis, kuriam dabar 76 metai, tai jis pastoviai kiekvieną vasarą nusipirka po naują motociklą, tą motociklą išardo ir kartu kiekvienais metais tų motociklų daugėja išardytų. Ir iš tų tai krūvos detalių, tų ten jau ten gal 10 motociklų ar kažkas tokio, jisai konstruoja vieną motociklą. Iš 10 konstruoja vieną, kitais metais nusipirka dar vieną, tai gaunasi iš 11 konstruoja vieną, ir tada jį ten pastoviai dirbina ir, žodžiu, užknisa kaimynus su savo triukšmu, ten dieną naktį, ten kažką daro, virina, taiso, gręžia, šiaip užkūrė ir išjungia. Tai, biškai jos kaimynus užknisa, bet senelio toks hobis. Jis visą gyvenimą eksperimentavo, kaip spėjo dėl to, jis taip ilgai iš tikrųjų ir gyveno, taip ilgai. Ir, dar vis neserga, pavyzdžiui, Alzheimeriu ir nepamirštų dalykų. Kai kurios dalykus supainiojo, bet čia natūralu senatvė, kam tai nebūna. Iš esmė toje, kad iššūkiai ir eksperimentai gali būti bet kokie. Tik svarbu tai, kad juos reiktų išsikelti, visų pirma, su kažkokiu tikslu. Tarkime, nežinau, kad ir, pavyzdžiui, pasidaryti mėnesį be masturbacijos. Ir tarkim, tikslas, nesimasturbuoti ir žiūrėti, kas iš to nutiks. Ir tikėtina, ten turėti kažkokią teoriją, kad galbūt, jeigu nesimasturbuosiu, tai ten, nežinau, įgausiu supergalių, ar ten pradėsiu skraidyti, ar nežinau, ten pakabinsiu kokią merginą lengviau, nežinau, ten neįsivaizduoju. Koks jūsų pasiteisinimas, toks geras. Ar, pavyzdžiui, padaryti, vadovautis 100 atsispaudimų programa ir, sakykime, tarkim, daryti atsipaudimus. Jeigu turbūt esate girdėję. Arba ten tiesiog nueiti į internetą ir nežinau, kiek iš jūsų, prašau, pakelkit ranką, kiek iš jūsų esat internete pasidomėję, pavyzdžiui, programomis, tie, kur six-packą pasidaryti. Esat? Nes aš esu. Nueini į internetą, tai ten yra krūvos tų programų, ten six-packas per 6 savaitės. Tai ten darai, ten tos atsilinkimus visą dieną, tai po to numiršti. Bet visgi tai yra eksperimentas ir tai yra patirtis. Ir galbūt iš tos patirties, galbūt tampa kažkokių, atsiranda six-packas stipresnis, didesnis, galbūt ne. Galbūt supranti, kad ten keletas po atsilinkimai nieko neveikia. Galbūt ten nueini į sporto klubą, pabandai tai, galbūt kitą dalyką. Bet svarbu tai, kad tu kažką išsikeli dalyką, jį pabandai ir tu gauni rezultatą. Tai yra eksperimento esmė. Pabandyti, pažiūrėti, kas gaunasi ir, gauti kažką geriau. Tikėtina. Jeigu negauni geriau, tada darai kitą eksperimentą, kuris tau duotų geriau. Tiesiog nenusiveli ir pabandai antrą kartą. Tai žiūrėkime. Iš tikrųjų, kadangi eksperimentai gali būti bet kokie, tai prašyčiau, duokit vieną variantą, bet kokios veiklos ar bet kokį dalyką, daiktą, tiesiog pasakykit bet kokį žodį, kuris gali, arba daiktavę, arba įsimašyti, kuris gali šaudyti į kalbą. Bet kokį. Koks? Durys. 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 Čia įdomu, kokį eksperimentą būtų galima sugalvoti su duriu. Žinau, jeigu esi architektūros studentas arba užsiimi statybos inžineriją, domiesi, pavyzdžiui, kaip aš studijavau statybos inžineriją, tai labai įdomi tema būtų padaryti eksperimentą ir stebėti, tarkim 7 dienas, kad neužknistų, vieną savaitę, visas duris, po kurias praeini. Ir, pavyzdžiui, stebėti. Jeigu, tarkim, yra laukinės duris, tai kokios tai durys? Ar jos atsidaro į išorę, kaip turėtų, ar galbūt jos yra idiotiškos durys ir atsidaro į vidų? Nes yra taip tokių, pavyzdžiui, kavinių, kur ateini ir tu bandai įeiti iš lauko į vidų ir tu patrauki duris ir jos ten prašyta stumti. Tai ta prasme, tai idiotizmas, nes šiaip duris turėtų, jeigu į lauką, tai turėtų kaip tik iš vidaus stumiamos, o ne iš lauko stumiamos. Nes jeigu gaisro atveju, tai ten, bėga ir niekas netraukis ten atgal. Kaip tik visi bėgs. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti eksperimentas stebėti, kad ir duris ir daryti statistiką. Kas iš to? Jeigu esi, pavyzdžiui, architektūros studentas, tai galbūt tu gali, pavyzdžiui, stebėti, kiek tokių durų yra. Kiek tokių durų yra? Kiek tokių durų nėra. Ir darai statistiką. Tiesą sakant, nepamenu, koks tai buvo dizainerio vardas. Man vardas prasidėjo pavardė
iš B raidės ar kažkas tokio, bet yra netgi specialus terminas prieš maždaug apie 40 ar 50 metų sukurto vieno dizainerio, kuris būtent yra, būtent jo varpavardė pavadintos durys, kurios yra idiotiškos durys, kurios atrodo, kad tu jas patrauksi ir jos atsidarys, tačiau iš tikrųjų ten yra užrašytas mygtukas, kad reikia stumti, arba panašiai. Tai žodžiu, tai yra tokie daiktai, kurie atrodo, kad turėtų veikti, bet neveikia. Ok, tai žodžiu, turite tikslą, duris, ten savaitę žiūrėti, kaip tos duris atsidaro. Ir turime ten tą savo pagrindą, kokio velnio mes tai darome. Tai pažiūrėkime, kaip Lietuvoje yra padarytos duris. Taigi, kas iš to? Mes galime tada imti ir visą savaitę tai daryti. Pradėti. Realiai iššūkį nėra sudėtingi. Nes dažniausiai, jeigu mes iš ties norime kažką daryti, tai mes dažniausiai tiesiog norime tai daryti. Mums nereikia dar kažkokios papildomos motyvacijos kažką užsinorėti. Mes jau norime. Mums, pavyzdžiui, pamatome kokį nors ten 100 spaudimų programą, pavyzdžiui, aš šiuo metu darau, ir tai ten, pavyzdžiui, padaryk 100 spaudimų per 8 savaitės ir darai tos spaudimus pagal programą, kas 2 dienas, ir ten valgai, sočiai, ten makaronų ir panašiai. Ir jėga yra, arba nelabai, man 8 savaitės jau praėjo, bet aš dar tik tai 50 padarau. Bet okei, bet jau procesas yra, surūmų procesas. Žodžiu, jeigu turi motivaciją, tai pradėti nėra sunku. Ok, bet pavyzdžiui, tu tiesi tą dalyką, galbūt po kažkiek laiko, tu ten, tarkim, po 4 dienų tau nusibosta tas duris stebėti. Ką tada? Yra keli variantai. Jeigu tau viduryje eksperimento pamatai, kad tau eksperimentas neveikia, kad yra eksperimentas su durimis, pamatai, kad nėra iš to išties jokio tikslo, nes kažkas jau padarė analizę tokį ir tau ten pats pasiuntė žinutę, kad jau Lietuvoje yra padaryti tokie tyrimai. Arba, pavyzdžiui, jeigu tavo eksperimentas buvo padaryti robotą ir pamatai, kad tokiu būdu, kuriant tą robotą, tau nepavyks to roboto padaryti ir tau geriau pabandyti B variantą, kažkokį kitokį robotą padaryti, tai tu gali viduryje jį mesti. Ir mesti iššūkius, mesti eksperimentus nėra blogai. Iš tikrųjų, pabaigti eksperimentus ir nešvaistyti laiko yra labai sveika ir tai yra natūralu. Ir jeigu tai darome, tai, paprastai tariant, esame protingi žmonės. Nes mokslininkai, jie nedaro eksperimentų vien tik tai, kad padarytų ir galėtų pasidžiaugti, o aš padariau eksperimentą. Jie daro eksperimentą, kad būtų sužinotų kažkokią naujų žinias ir gautų naujieną. Panašiai. Ir tada tęsiam tą dalyką. Kad nepameščiau minties, leis toliau iš tik pabaigsiu. Žodžiu, 10 dalyką. Ir kas tada? Kas tada? Kas tada? Ir dažniausiai pabaigi. Po savaitės su daug durų, arba, nežinau, su 3 robotais, arba su kokiais 70 atsispaudimų, arba kažkokio kitokių dalykų. Mes gauname kažką. Ir mes galime pasakyti, kad mūsų savijauta galbūt yra geresnė, galbūt yra blogesnė, galbūt yra tokia, galbūt tas, galbūt anas. Bet problema su tuo galbūt yra viena. Ovidijus, pavyzdžiui, šiuo metu daro kelis iššūkius ir vienas jų yra, tarkim, tas šaltas dušas. Ir jis sako, kad, kai aš stovėjau, jis man sakė, kad tas šaltas dušas, jam tai yra malonu. Klausimas, jeigu jis daro 3 eksperimentus vienu metu, ir daro šaltą dušą ir dar 3, kuriuo ten nelabai pamenu, ar nelabai jis neminėjo ten tos kitus dalykus. Žodžiai, šaltas dušas ir sakykime, kad jis, tarkim, medituoja ir dar, tarkim, ten, nežinau, bėgioja ir dar, tarkim, nežinau, skaito knygas. Dabar klausimas, o tai kuri iš tų 4 veiklų būtent jam tas suteikia tą pasitenkinimą? Ir iš kur jo tas pasitenkinimas? Ar jis iš ties tapo laimingesnis dėl savo šalto dušo, o galbūt tapo laimingesnis dėl kažkokios kitos dalyko? Ar iš viso jisai tapo laimingesnis? Iš kur jis žino, kad jis šią akimirką po dušo yra laimingesnis negu akimirką prieš savaitę? Nes galbūt tiesiog jam šiandien yra gera diena ir jam tiesiog sekasi, o prieš savaitę jam visai nesisekė. Tai koks čia tiesiog taip sutapo. Ir geriausias dalykas, kuris čia taip apsaugo nuo to, tai yra šiek tiek mūsų miškumas.
Vienas dalykas, ką aš jums labai rekomenduočiau. Jeigu turi iššūkį, kokį nors eksperimentą, išsikeli bet kokią, ne? Ten, kad durys, robotas, ten atsibaudimai, nesvarbu, ja? Tai daryt tą vieną dalyką vienu metu, visų pirma. Daryt tą vieną dalyką vienu metu, kad galėtum pastebėti skirtumą. Nes jeigu tu darysi kardinalius gyvenimo pokyčius ir kardinalius ten eksperimentus ir 53 ten robotus kursi vienu metu, tai iš kurio, kaip tu žinosi, kurį robotas tu, pavyzdžiui, tau ekonomiškiausia kurti. Jeigu ten, tarkim, kursi 3 automobilius vienu metu, tai kaip žinosi, kuris automobilis, tarkim, sunaudoja mažiausiai kaštų. Nes galbūt, tarkim, tam kokias detalės iš vieno automobilio naudoja kitam automobilyje, nes būtent, kad kuriai 3. Bet tu įprastai tai net nekursi 3, tau reikia tik tai vieno, kuris būtų geriausias, o ne 3. Tai nėra, čia priklausomai nuo tikslo. Jeigu tikslas yra padaryti 3 automobilius, mes darom. Jeigu mūsų tikslas padaryti vieną geriausią automobilį, mes darom vieną. Jo, tai eksperimento esmė yra ne tai, kad kiek tu būtent padaryti tų dalykų, nėra tikslas, eksperimento esmė yra pažiūrėti, kas yra geriausia. Tai esmė gyvenime, tiesiog. Arba geriausią dalyką atrasti. Tai ką aš raginu? Jeigu yra vienas dalykas, tai tą vieną dalyką taip pat reiktų dar ir stebėti. Tiesą sakant, aš pats, pavyzdžiui, turiu va tokią vieną mažą juodą užrašinę ir aš joje žymiu viską. Ir čia atsivertus, nežinau, to paieškosiu, galima stebėti įvairias statistikas, kad ir pavyzdžiui, mano pavyzdžiui, daiktų, kuriuos visus turiu sąrašas. Aš susirašiau visus daiktus, kuriuos turiu ir tada žiūrėjau, kas gausis, jeigu aš sumažinsiu tų daiktų. Taip pat atsivešiu kitą lentelę, kur, pavyzdžiui, žymiu ten statistiką, kasdien, kokia mano savijauta, kiek aš, pavyzdžiui, puslapį perskaičiau, ką aš dariau. Atsiverti kitą dalyką. Ir ten dar statistikos, ir dar, ir pavyzdžiui, skaičiuoti, ir taip toliau. Aišku, tai skamba labai nuobodžiai, nes, būti mokslininku yra šiek tiek nuobodu. Jeigu tavo tikslas yra, tarkim, išmokti robotus, ten, nežinau, konstruoti ten elektros sistemas, kokias geriausias, iš geriausių medžiagų, ar kažkas tokio, sakykime, nežinau, bet koks, ne? Arba ten, pavyzdžiui, pažiūrėti situaciją Lietuvoje su durimis ir išspręsti situaciją, kuriant duris, kurios atidarinėja abi dvi pusės, išskyrus vieną. Vau, stebuklas. Duris, kurios atsidaro į abi dvi pusės. Vau. Arba slankijos. Vau. Ok. Tai, tu tai žymi tą dalyką ir tu žiūri, kas gaunasi. Kadangi tu darai tik vieną dalyką, tai reiškia, niekas tau kitas nekliudo. Kadangi tu turi statistiką, tu gali matyti, kaip tavo keičiasi tos svarbiausios aspektai. Pavyzdžiui, jeigu yra robotas, tai kiek medžiagų sunaudoji, kiek tu kasdien užtrukai ten prie to dalyko, kur buvo ten tos dalys, kur užtrukai daugiausiai ir galėtum tą dalį skirti kažkam kitam padaryti. Sakykime, kuriant verslą. Jeigu, tarkim, kažkokiam tavo procese, esi pardavinėtojas, tai kažkoks dalykas užtrunka, tarkim, kur turi parduotuvę, tai tu gali galbūt kažkuria dalį atiduoti kažkam kitam žmogui. Tu nematysi to, jeigu tiesiog eisi pagal nuojautą. Ir tiesiog, čia kažkaip man geriau, kažkaip blogiau, bet jeigu tu turėsi statistiką, tu galėsi matyti tai ir tu galėsi pagrįsti savo tai ir galėsi pagrįsti kitiems žmonėms, jeigu tai prireiks. Taip pat, pavyzdžiui, su durimis, tu galėsi matyti, pavyzdžiui, ten kiek tų durų, kokios tai patalpos, kokios tai, ar tai yra kavinės, ar tai yra batų parduotuvės, ar tai yra kažkas kita. Jeigu yra atsispaudimai, tu galėsi, pavyzdžiui, dabar, kai darau atsispaudimus, tai aš rašau kelis dalykus. Tai aš rašau dienos laiką, kuriuo metu aš tai darau, atsispaudimus. Taip pat rašau, ar esu pavalgęs, ar dar nesu valgęs, ar greitai valgęs, ar esu alkanas. Žodžiu, savo pilvo būseną. Taip pat šiaip dienos nuojant tą jausmą, emociją, žodžiu, kaip tas žodis? Nuotaika, jo, dienos nuotaika, tai dienos nuotaika prieš atsipaudimus. Taip pat statistika, kiek aš padariau atsipaudimų ir per kokį laiką ir kiek ten tų pasikartojimų buvo ir panašiai. Ir galiausiai, kaip man sekėsi po to, kaip aš jaučiausi po to, kiek aš pavalgiau, ką aš valgiau, kokių kalorijų valgiau, ką aš, žodžiu, ir taip toliau. Žodžiu, surašau visus dalykus, plus dar ten papildomas laukelis komentarams ne į temą ten. Jeigu, pavyzdžiui,
buvo nosius užsikišus, tai galbūt parašau, kad buvo nosius užsikišus, tai šiandien buvo sunkiau, ar panašiai. Arba pavyzdžiui, prieš kelias dienas pabandžiau padaryti kitą eksperimentą ir pabandžiau bado dieną daryti. Vieną dieną nieko nevalgiau, visiškai. Ir žiūrėjau, kiekvieną valandą savo situaciją. Tai realiai pavyzdžiui atsibudus, apie 8 valandas man nieko, jokių efektų pilve nebuvo, kas buvo gana įdomu, kad aš 8 valandas nieko nenorėjau valgyti. Ir tada maždaug ties 9 valandą aš taip užsinorėjau valgyti, kad ten vos neprarėjau visą šaldytuvą, kas buvo biški chaotiška ir pavojinga, bet tai pasibaigė. Ir esmė tokia, kad aš galėjau matyti procesą. Esmė tokia, kad, pavyzdžiui, kadangi aš skaitau knygas apie saviugdą ir dar sveikatą, tai neseniai esu skaitęs knygas, kuriuose siūloma atsisakyti pusryčių arba atsisakyti vakarienės, jeigu nesinori valgyti. Tai aš, pavyzdžiui, dabar labai realiai galvoju, kodėl man neatsisakius pusryčių. Tiesiog, kodėl man iš viso jų valgyti, jeigu aš galiu 8 valandas nevalgyti jų ir jaučiuosi laimingas. Ir vėliau aš valgau lygiai tiek pat. Aš nevalgau dvigubai daugiau. Aš valgau tiesiog, kiek valgiau anksčiau. Tiesiog aš be pusryčių, aš laimingas, man svarbu arbatos. Jeigu aš būčiau veikęs pagal nuojautą, aš nebūčiau pastebėjęs, kad, tiesiog būtų, kad nevalgiau ir tada pavalgiau, ir tada viskas vėl prasidėjo iš naujo. Bet jeigu yra statistika, jeigu yra užrašai, aš matau efektą. Kita dalis yra tai, kad jeigu yra užrašai, pavyzdžiui, kompiuteryje arba sąsiuvinyje, kad ir kokie tai būtų užrašai, kad ir kokia tai būtų lentelė, kad ir koks tai būtų, gali būti ir lentelės stilius, gali būti ir tiesiog dienoraštis, kas per dieną įvyko, ar ten tą valandą įvyko ir panašiai. Gera dalis tai, kad tai išsaugoma, tai išlieka. Tai pavyzdžiui, kadangi aš užsiimu saviugda jau 3 metus, tai realiai aš turiu tokių sąsiuvinių. Aišku, šitą aš nusipirkau prieš 4 metus, bet aš jį labai lėtai pildau, nes nusipirkau vis dar po 4 sąsiuvinius kiekvienais metais. Tai jaunas pas mane krūva viso sąsiuvinių, kurių aš nelabai užpildau į galą. Tai esmė tokia, kad pas mane dabar namie yra krūva sąsiuvinių, krūva dokumentų kompiuterį, kurioje visa statistika. Kur aš, pavyzdžiui, supratau, kad aš, pavyzdžiui, pusryčiais man nebūtina valgyti. Supratau, kad, tarkim, pavyzdžiui, kai buvau išvažiavęs Erasmusui į Čekiją, tai ir dariau apklausą žmonių. Ėjau gatvėj prie žmonių ir klausiu, jeigu galėtų daryti bet kokį dalyką pasaulyje, niekas jų neribotų, tai ką jie darytų? Ir taip pat važiavau į Lietuvą, grįžau ir klausiu lygiai to pačio klausimą. Jeigu galėtų daryti bet ką, tai ką jie darytų? Įdomus atsakymai, įdomus rezultatas yra tai, kad realiai ir Čekijoje, ir Lietuvoje atsakymai yra idealiai tokie patys. Idealiai. 30% žmonių darytų lygiai tą patį, maždaug apie 25% keliautų. Vienintelis skirtumas yra tai, kad iš tų 25% keliaujančių Lietuvoje kažkodėl labai norėtų keliauti į Ameriką ir Australiją, plus automobiliais ir motociklais, o Čekijoje tai norėtų po vakarų Europą arba Aziją ir dviračiais. Tai čia buvo vienintelis skirtumas, kuris buvo. Daugiau jokių skirtumų. Ir tai buvo įdomu. Tai buvo įdomu pamatyti, kaip Čekijoje, kur tipo vakarų Europą, ten centrinė Europą, nežinau ten kaip pavadinti, žmonės realiai yra lygiai tokie patys kaip Lietuvoje. Ir lygiai tie patys 30% žmonių daro lygiai tą patį, ką, darytų lygiai tą patį, ką daro dabar. Lygiai. Ir niekas jau nekliudytų. Wow. Man tai buvo nauji atsakymai. Jūs matyti, kad aš galėjau tai pasižymėti ir aš dar vis dabar esu išsaugojęs. Visi šitie informacijos kodai, visi eksperimentai, kuriuos darai, iš esmės jie nuslūksta tavo asmenybėje ir jie padeda tą augti. Jie būna kaip pamatai, jie būna kaip akmenys. Ir iš esmės, jeigu darai po vieną eksperimentą vienu metu, darai eksperimentą iš lėto, darai tai savo noru, o ne tik tai, kad tau pasakė, eik ten studijuoti, ar eik ten mokytis 20 valandų per parą, ar panašiai. Bet reikia į savo. Ir taip pat, jeigu tai dalyką tą stebi ir užsirašai, ir po to iš to dalyko mokysi ateityje, kitaip ten eksperimentuoji kaip mokslininkas, tai tavo visas mokymasis, augimas kaip asmenybės auga kosminiu greičiu. Ir aš kaip matau, dauguma jūsų yra maždaug 20 mečiai, plus minus. Gal
jaunesni, gal vyresni, kažkas tokio. Ir esmė tokia, kad taip pat aš, pavyzdžiui, buvau daręs kelias apklausas iš sutiktų pensininkų Lietuvos gatvės. Irgi, pavyzdžiui, kaip jiems sekasi, tai ką jie per savo gyvenimą nuveikė, ką jie planavo veikti, kai buvo 20, ką planavo veikti, kai buvo 40, ką planavo kaip veikti 60 ir panašiai. Ką planavo veikti, kai buvo 10. Dauguma, ką planavo veikti 10, tai net neatsiminė iš tikrųjų. 20 tai ten visi, ten, žodžiu, ten studijavo, baliukas, tūsas, prasme, pensininkai realiai nieko nesiskiria nuo jūsų, tiesiog kad jie yra vyresni ir jie biškai ilgiau tai jau gyvena. Įdomus dalykas tai, kad nepaisant to, kad tie 20 irgi manė, kad jie jau yra suaugę, bet jie jau būna ir 60, ir 80. Ir jeigu jūs esate 20, tai jūs dar turit 4 kartus tiek gyvenimo, galbūt netgi daugiau negu tiek, kiek gyveno dabar, nes iki 10 galbūt net savęs nelabai supratot. Tai padauginkite tą skaičių ir jūs turit beli kiek metų, turit beli kiek gyvenimo ir jeigu pradedat eksperimentuoti dabar, tai tie eksperimentai ir ta patirtis, tie užrašai, kurie lieka dabar, jie išlieka labai ilgam laikui. Panašiai kaip versle, panašiai kaip patirtis, panašiai kaip studijavimas ar kad ir ten, tarkim, išsiugdyti įgūdį, kaip drąsiai kalbėti su žmonėmis. Ar panašiai. Tu išmoksti tai ir naudoji visą savo gyvenimą. Tai paprasta. Bet buvo klausimas, ar ne? Ja. Ta prasme, daryti atsispaudimus, motivacija būtų tobulėti pačiam. O, pavyzdžiui, kad tirti tas duris, tu gali kur nors pranešti ir tavo motivacija būtų galimybės ateiti. Jo, kodėl ne? Tai aš sakau, pavyzdžiui, jeigu esi, tarkim, architektas arba dizaineris, tai čia yra, tai sakant, tobulai. Kodėlgi ne? Tu, tarkim, jeigu studijuoji universitete ir esi architektas ir dizaineris, tu gali pasiūlyti savo baigiamojo darbo temą. Kokios Lietuvoje yra durys, ar kokie sprendimai būtų Lietuvos durims. Labai dėkingai skambinti tema tiesa, bet, okei, ne? Tai labai realiai gali būti. Esmė tokia, kad bet koks eksperimentas, bet koks iššūkis, bet koks dalykas, kurį darome, tai gali būti pateisinama. Klausimas yra tik kaip. Aš negaliu pasakyti, kaip jūsų iššūkiai gali būti pateisinami. Aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Pavyzdžiui, aš darau labai keistus iššūkius. Ta prasme, vienas mano keisčiausių, kurį esu daręs, tai man rodos eiti gatvėje, Vilniuje, prie nepažįstamų merginų ir sakyti, brangioji, labas, aš tave myliu. Ir žiūrėti reakciją. Tiesiog. Ir tai aš nežinau, tai man tiesiog neturėjau ką veikti tą pusdienį, nes turėjau susitikti ryte ir po to ten vakare susitikti, neturėjau ką veikti. Tiesiog ėjau pasivaikščioti ir galvojau padaryti eksperimentą, nes man smagu. Aš iš to neužsidirbau nei 1 cento. Man tiesiog buvo smagu. Bet realiai tai iššūkiai ir eksperimentai tai gali būti koks jūsų pateisinimas, nesvarbu. Svarbu, kad turėtumėte savo pateisinimą. Okay. Blogiausia ir geriausia reakcijos po tokio eksperimento? Blogiausios ir geriausios reakcijos po tokio eksperimento. Jo. Tai, nežinau, šiaip juokingiausia tai buvo, kai viena, ten tokia buvo, nežinau, ten po to, kai jau biškai ilgiau su ją pabendrau, tai pasirodo, kad jinai buvo aktorė. Jinai tokia, galbūt iš tenai mokėjo tą improvizacijos meną ar kažką tokio. Nes tokia, kai aš jai tai pasakiau, tai jis suvaidino visas vos ne tokį mini spektaklį ten, o vaikinu, rimtai, aš turiu irgi, ir ten apsikabino, ir aš tai manau, what the fuck, kas čia daras. Tai labai keista. Bet, vyksta tokių dalykų. Blogiausia reakcija tai turbūt buvo tai, kad, iš tikrųjų, realiai, blogiausia reakcija tai buvo ta, kuri visą laiką vyksta visose eksperimentuose. Nepasant koks eksperimentas, tai iš tai yra blogiausia reakcija, tai yra jokios reakcijos. Jeigu jūsų eksperimente niekas nevyksta, tai čia yra blogiausias dalykas. Ir galite pasidžiaugti, nes tai nėra baisu. Nes kai nieko nevyksta, tai ta prasme, koks čia praradimas. Niekas neįvyko. Tai čia niekas tiesiog bandai antrą kartą. Ir tiek to. Tai blogiausias buvo atvejas, tai kad tiesiog pasižiūrėjo ir nuėjo. Tai aš nežinau kodėl, aš nesigilinau, bet tiesiog tai, taip ir buvo. Svarbu idėja yra tai, kad, eksperimentų neturėtume daryti vien dėl to, kad ten jums kažkas sakė, kad tai turėtų būti smagu. Turėtų būti, pavyzdžiui,
nauja, nes tai tik veikia smegenys. Ir taip pat tai gali būti ugdantis dalykas. Jeigu visą laiką norėtumėt parašyti knygą, tai galite įsikelti savo eksperimentą, tarkim, pradėti rašyti knygą. Jeigu norėtumėt sukurti filmą, ir taip, čia yra mergina, kuri nori sukurti filmą po perkūnais, tai gali padaryti eksperimentą ir, tarkim, pradėti kurti scenarijų, parašyti ir nusiųsti kokią nors ten scenaristui Lietuvoje. Ar ten nežinau, kaip nuo ko prasideda filmai, bet žodžiu, pasiklausti kokio žymaus žmogaus Lietuvoje, jo nuomonės, patarimo, galbūt ten pasiūlyti kartu padaryti ar kažką tokio. Gali ten, pavyzdžiui, įsikelti savo iššūkį, tarkim, kasdieną nufilmuoti po 10 minučių ten to savo darbo filmų ir pažiūrėti, kas įvyks. Galbūt nieko neįvyks, bet kas iš to, tiesiog tu laiko biškį išvaistai nieko tokio. Bet buvo smagu. Turbūt. Daugiausiai atveju tu pasimokai. Ne. Ne. Yra klausimų? Prašyčiau bent vieną. Tau pačiam, tarkim, paėmus prieš 3 metus ir dabar Ja. savo rezumą, ką darė, kaip pakilai, savo kas tau buvo naudinga, kas ne. Sektoriui per 3 metus rinkęs, kas tau buvo super, kas buvo, neverta tavo laiko. Tiesą sakant, viskas prasidėjo prieš 5 metus, kai aš buvau 19 metų ir maždaug 7 metus prieš tai, čia nuo 12 kažką tokio, aš visus 7 metus žaidžiau video žaidimus. Visą parą, visą laiką. Ten buvo RuneScape'as, tada Lineage'as, tada World of Warcraft. Kas toks? Aha, nu žodžiu, tai ten buvo visai neblogai. Tai, nežinau, aš jau labai senai pamenu, aš tiesiog man 19 metų, aš tada liovausi žaisti. Ir tai nutiko vieno dalyko, kad aš sutikau merginą. Tada, aišku, ta mergina man sakė, Danieliau, liekam tiesiog draugais. Tada aš sutikau, aš jau pradėjau googlinti, kaip išeiti iš draugų zonos. Pradėjau domėtis, kaip kabinti merginas. Sutikau kitą merginą. Ir tada ten prasidėjo visą popėją, kai jau ten, žodžiu, tiesiog skiriu laiką merginai, per daug laiko bėjau merginai ir pamiršau visiškai video žaidimus. Ir tai buvo maždaug 5 metai atgal. Ir aš prieš tos 5 metus, aš pradėjau domėtis, ten, merginų kabinimų, tuomet dar nebuvo to alfų patinų, bet jeigu būtų buvę, tai spėjau, aš būčiau domėjęs jo, ten, būčiau jau pasiekėjęs, bet nebuvau, ačiū Dievui. Tai pradėjau domėtis psichologiją, bendravimu, panašiai, ten, visą tą velnevą. Po 2 metų aš visgi supratau, kad tai yra visiškai nesąmonė ir aš tai mečiau. Nes tiesiog, nors tai išugdė mano įgūdžius bendrauti su merginom ir aš supratau vieną svarbų dalyką, kad merginos irgi yra žmonės. Čia buvo šiaip atradimas, nes anksčiau, kai buvo 19 ir anksčiau tai buvo merginos, yra kas čia toks, kosmosas, aš žinau tik tais savo draugai, yra vaikinai ir video žaidimai. Ir merginos ten kažkas ten, aš ten nežinau, kas jūs tokias, nieko. Bet tada supratau, kad merginos irgi yra žmonės ir taip ta vasvė, tai man taip palengvėjo. Man tai tapo lengva ir aš tiesiog išsiugdžiau tokį įgūdį bendrauti, žodžiu, kaip lygus. Aš mokiausi, galiausiai supratau, kad man tai visai nepatinka tas pick-up sritis, nes tas merginų kabinimas, nes tiesiog tai labai manipuliatyvu ir man labiau patinka toks labai nuoširdus atsiverimas. Nežinau, ar tai naudinga, nes kai kurioms tai pernelyg tai nepatinka, bet ką padarysiu, dėjau, man nesvarbu. Tai tiesiog taip mokosi. Galbūt po kokių 3 metų suprasiu, kad padariau klaidą, aš nežinau. Neįsivaizduoju. Bet po kurio laiko, pavyzdžiui, pradėjau rašyti tinklaraštį, debesilų. Aš apie jį nieko neplanavau. Nieko, visiškai. Mano idėja bus, rašysiu tinklaraštį, kur rašau apie save. Ir realiai tokie tinklaraščiai tai galima pavadinti tinklaraštis, kurio niekas neskaito. Nes tinklaraščių apie save niekas neskaito. Niekam neįdomu apie kitą žmogų skaityti, jeigu tas žmogus nerašo įdomu. O aš nerašiau. Aš sakant, iš lietuvių kalbos tada buvau gavęs 4 kartus. Tai jo, tragedija. Bet aš, žodžiu, pradėjau rašyti, pradėjau eksperimentuoti, pradėjau klausinėti draugų ten prie vartautojos, kad mane, žodžiu, sakytų, pataisytų mano klaidas ir pamokytų. Ir per 3 metus aš kažką dariau. Mokiausi, eksperimentavau. Po metų supratau, kad mane kažkas skaito. Atsirado ten 20 skaitytų, kažkas sako. Wow. Po 2 metų aš supratau, kad man visai patinka šitą veiklą. Ir po 3 metų esu dabar šitoje situacijoje, kai aš tiesiog
sėdžiu savo prie kompo, Facebook'e ir gaunu žinutę. Danieliau, gal norėtum sudalyvauti ten elektros dienos KTU. Aš taip, wow, tai, čia man, kaip neįtikėta. Žodžiu, tai buvo neįtikėta, tiesiog aš sakau, okei, davai, pabandysiu. Šis kartas, pavyzdžiui, yra pas mane 6. kartas scenoje. 6. kartas. Šis kartas, pavyzdžiui, yra eksperimentas. Ir jeigu šią akimirką, pavyzdžiui, aš jaučiuos laisvai, bent jau laisviau, tai, pavyzdžiui, pradžioje, ten kokia nuo 1 iki 10 minutės, aš jaučiausi biškį kažkaip keistai, truputį, taip, biškį gal nejausiu. Tas buvo keista. Ir esmė tokia, kadangi čia yra eksperimentas, aš tai mokaus. Ir aš, pavyzdžiui, grįžęs namo, ar dar pabaigęs šitą visą, atsisveikinęs, aš, pavyzdžiui, atsiversiu šitą užrašinę, aš jį užsirašysiu. Kas įvyko? Kaip įvyko? Ką išmokau? Kokios buvo reakcijos? Iš ko žmonės nusijuokė? Iš ko nesijuokė? Kas nutiko? Ar buvo daug klausimų, ar mažai? Ar ten buvo... Ką tokį? Šiaip... Nu, čia galbūt reiktų, nežinau, bet gera idėja, aš niekada nepagalvoju. Tas pasiūlymas su durimis, tai rimtai mane išmušė iš vėžio, nes čia yra jo variantai. Nežinau, galbūt užsirašysiu, tai žinau. Iš to, esmė, tai aš pasimokysiu. Ir aš, kadangi mokysiuos, pasimokau, užsirašau, pam. Ateičiai. Ir galbūt po 3 metų aš nežinau, ką veiksiu. Galbūt aš būsiu bomžas. Arba galbūt būsiu numiręs. Arba galbūt būsiu įžymybė Lietuvoje. Koks jau su Užkalniu interviu bus ten. Tai yra, jeigu Užkalnis iš manęs jums interviu. Jo, būtų jėga. Nežinau. Ar kažkas tokia. Nežinau, prezidentai ranką paspaus. Ar prezidentui tuomet jau gal bus. Nežinau, žodžiu. Kodėl ne? Tai realiai, esmė, kad per tos 5 metus, tai vyko krūva labai pokyčių. Ir svarbiausia dalis, kad aš nebijau eksperimentuoti. Eksperimentavau, pabandžiau, išmokau. Paprasta. Klausimas. Yra? Smagu eksperimentuoti, pavyzdžiui, ką nors, ko tu eksperimentuoti nenori, bet už tai, pavyzdžiui, gautum kokį tokį, aš smagu įsitraukti. Šiaip, čia yra savotiškas eksperimentas eksperimente, nes jeigu, pavyzdžiui, užsiimi veikla, kuri nepatinka, ir tau sako, pabandyk padaryti kažkas tau nepatinka, tai tu gali išmokti, kad tau patiktų tai padaryti. Pavyzdžiui, bendrauti su 100 žmonių, susipažinti su 100 žmonių, neturint Facebooką, Čekijoj, kur niekas nekalba angliškai, be Erasmus studentų, susipažinti su 100 žmonių per 1 mėnesį, kai esi nekalbus žmogus toks, kad ten, ta prasme, tiesiog, kai tave užkalbino, tu maždaug taip, jo. Tai maždaug per tą mėnesį su 100 susipažinti. Man tai buvo, ta prasme, toks stresas, kad aš ten, per 1 dieną susipažinau su 0 žmonių. Per 1 dieną. Nes aš supratau, kad jeigu neišeini iš bendrabučio kambario, tai su nieko nesusipažinsi. Antrą dieną susipažinau su vienu. Tai ten supratau, kad jeigu susipažinsiu su vienu per 1 dieną, tai man tai bus per mažai, man reikia daugiau. Bet jau ten, kadangi pradžioje buvo 3,3 ir kadangi jau vėluoju, tai buvo beveik 4 žmonės per dieną. Ir aš taip okei. Tai, pavyzdžiui, man tai nebuvo smagu. Man tai buvo stresas, bet esmė toje, kad man tai tiesiog užvežė. Man draugas pasiūlė tai ir aš sakau, nu davai, pabandom, pažiūrim, kas gausis. Nes tiesiog, jo, taip prasme, sakiau, fuck it, atsipalaidavau ir žodžiu kaip Makazės režimas. Tiesiog pažiūrim, kas nutiks. Ir aš pažiūrėjau. Ir esmė tokia, kad man gausis pavyko susipažinti su 87 žmonėm per 1 mėnesį. Liko dar 3 dienos, bet aš tas 3 dienas, tai tada sakiau jau velniop, nes aš jau tokia buvau orgazmo būsenoje, kad aš ten jau man putos iš burnos bėgo ir panašiai. Nes 87 žmonės per 1 mėnesį, tai čia buvo maždaug tiek, kiek per metus susipažindavo anksčiau. Kas buvo wow. Ir tai nebuvo būtent smagu, bet tai tiesiog vešė. Tai dar dabar bendrauji su tais žmonėm, ar ten tiesiog labas, bendrauju šiek tiek. Tai esmė tokia, kad buvo vienas dalykų eksperimente, tai buvo, kad apsibriežti, kai kas yra bendravimas. Tai pas mane buvo maždaug apie 20 minučių pokalbis apie gyvenimą, ten biografiją, pirmyn atgal, ne tai, kad tiesiog klausinėjau, bet jis mane paklausė. Kad būtų įdomu ir smagu abiems. Tai smagiausia būdavo bendrauti būtent baruose ir kavinėse, nes ten būtent atėjo pabendrauti, ką tokio veikti. Tai ar ten, pavyzdžiui, paklausinėti svarbiausių klausimų. Jeigu galėtų veikti bet ką, tai ką veiktų? Čia vienas iš tų klausimų. Arba, tarkim, klausimas ten,
Jeigu turėtų žinoti tą, kaip lietuviškai, žodžiu, žino tą butelį, tą burtininką magišką iš pasakų, tai turėtų 3 norus. Tai ko prašytų? Panašiai. Tiesiog smagus pokalbis, kelios akimirkos. Kiek iš jų buvo merginų? Apie pusę, plus minus. Šiaip iš tikrųjų didesnė, nors ne, gal mažiau, maždaug apie trečdalis, nes didesnė dalis buvo informatikai, nes informatikai geriau moka anglų kalbą Čekijoje, kaip ir spėjo Lietuvoje, nes, nežinau, internetas padeda ar kažkas tokio. Tai tiesiog, vėl, ten jau įdomus dalykas, kad tam mieste, Brno, maždaug kaip Kauno dydžio, Čekijos, antras irgi to didumo, tai įdomus dalykas, kad labai didelė dalis programuotojų, tai buvo atvažiavęs dirbti būtent su IBM. Tai prasme, tiesiog iš Indijos ar Pakistano važiavo įdirbti su IBM, kas, Kaune taip galėtų būti, atsidarydavo su IBM-as ir atvažiuoju. Visai jokas skamba, kodėl ne. Tai esmė tokia, kad man tai nebuvo baisiai smagu, bet aš išmokau tiesiog. Atsipalaidavau, nervinaus aišku, išgėriau bokalą alaus kelis kartus. Šiaip aš nekirtis, bet tiesiog, nes jau ten buvo toks terminas bent jau pradžioj, kad baisu, bet vėliau pavyko geriau. Ok. Primint. Ar tu esi dabar bedarbis, ar dirbi? Čia siūlai darbą ar kaip? Esu dirbantis. Bet esmė tokia, kad aš niekada nedirbau samdomo darbo. Nes man samdomas darbas, nežinau, mane tiesiog neveža, plus aš niekada neradau galimybės, kur aš galėčiau dirbti samdomą darbą. Aš dažniausiai būnu įsidarbinu pats. Dirbu draudimo brokeriu, tai dirbu mokytojų, rašytojų ir ten /programuotojų, pagalbininkų, techninių, žinau. Nes jis tokia, kad Lietuvoje žmonės yra kūrintis tinklaraščius, tai aš tiesiog patariu, padedu tos tinklaraščius susitakant šokį. Tai toks mano mažas užduotis. Tai ta prasme, nedirbai darbo su to, ką baigėjai? Jo, šito tai tikrai ne. Aš studijavau statybos inžineriją, nes kai buvau 19, tai buvo pradžia ir aš nieko nežinojau, ką noriu veikti su savo gyvenimu. Aš tiesiog įrašiau statybos inžineriją, pirmų numerių, antrų numerių nieko nebuvo. Tai ta prasme, koks tai diplomas padėjo kažką? Nežinau, man rodos, kelias dulkes traukia, stalčių galbūt. Aš tiesą sakant, šią akimirką aš nesu tikras, kuris iš viso yra. Nes aš pirmiausiai pasidėjau stalčių, bet aš vasaros metu, ta prasme, aš baigiau praeitais metais, tai aš pasidėjau stalčių, bet vasaros metu aš tiesiog pagalvojau, nafik man tas stalas mano kambaryje, aš tiesiog tą stalą pardaviau. Tai pardaviau tą stalą ir nežinau, kur dingo turinys iš stalčių kažkur pasidėjo. Ai, man nereikia to eksperimento. Ta prasme, nes šiaip aš stojau, pabaigiau vien dėl to, kad jeigu pradėjau, tai galiu ir pabaigti, ką čia daryti. Plus pasinaudojau Erasmusu, man patiko, kadangi paskutiniam semestre buvo ir paskutinė galimybė. Ir pavyzdžiui, atėjau į paskaitą, kas buvo labai neįtikėtina, ir dėstytojas sako, kodėl niekas nepasirašė į Erasmus. Ir aišku, visi ten niekas neklauso, nes niekam neįdomu, čia KTU, mes norim namie studijuoti, mes nenorime Erasmus važiuoti, kas Erasmus, fui. Ne? Bet aš visgi pasibaigus paskaitą, aš visgi taip galvoju, einu link namų ir galvoju, o galbūt galėčiau užsirašyti. Ir apsisukau, grįžau, užsirašiau ir vienintelis žmogus, kuris išreiškė norą. Pasirodo. Kas buvo gal labai keista. Tai tas prieš paskutinis semestras bent jau buvo geras atostogos, tai kad pabaigčiau studijas, kurių nelabai patinka ir gaučiau diplomą, kurį galėčiau pasidėti į stalčių ar kažkur, kad ir kur jis dingo. Ja. Opa. Bet šiaip dirbu individualią veiklą, nes tai padeda eksperimentuoti vėl. Individuali veikla yra gerai, nes tu gali užsiimti, ko tik nori. Yra tiek daug rūšių, tiek daug pasirinkimų. Ir svarbiausia dalis, kad tos pinigus susidirbi pats, o nedirbi kažkokiam kitam žmogui ir tada prašai, kad tas žmogus dar duotų tau kažkiek. Bet tu pats nueini, tu pats pasiūlai savo paslaugą ir tu pats padarai. Man tai bent jau labai padeda. Toks mano požiūris į laisvę ir gyvenimą. Jo, čia, ta prasme, galima tai padaryti netgi. Taip niekada nedariau, bet aš tikiu, kad tai galima padaryti. Jeigu esi dizaineris ir gali įrodyti, kad tinklaraštis gali būti geresnis, gali pasiūlyti mažą eksperimentą, pavyzdžiui, padaryti kažkokią detalę geresnę. Ir tarkim, sakyti, kad
tavo tinklaraštis esi siaubingas, bet jeigu tu pakeistum šitą nuotrauką, būtų daug ten prenumeratų, x procentų geriau. Ir čia būtent eksperimento stilius. Tu ten žiūri, kiek tų prenumeratų buvo anksčiau, ar ten pirkimų. Ir tada žiūri, kiek tų pirkimų buvo daugiau. O pabaigo. Eksperimentas. Ir, žinai, sakai, okei, jeigu patiko, tai aš to galiu pabaigti šitą darbą ir ten, aišku, už pinigus. Viskas. Bet šiaip aš asmeniškai, tai man tiesiog, kadangi yra daug žmonių norinčių sukurti savo tinklaraštį, su kurie tinklaraščiai būtų gražus, aš, pavyzdžiui, savo tinklaraštį debesylą esu sukūręs pats visą pagrindą, nes man tiesiog smagu eksperimentuoti ir mokytis pačiam, nors aš nesu programuotojas. Tai, prasme, man tiesiog paklausė, kaip tai daryti ir aš sakau, aš galiu to padaryti už 50 eurų. Ne, ar ten 100 eurų ir panašiai. Tai man duoda pinigus ir aš padariau. Kodėl ne? Prasme, viskas fainai. Dar yra klausimų? Na, jeigu nėra klausimų, tada apibendrinsiu tik tais. Tik tais apibendrinsiu. Tai kelkit savo po vieną iššūkį vienu metu ir jokių būdų nedarykite kokių 50 išbandymų vienu metu, nes 50 tai jūs nepabaigsite nei vienas. Jeigu padėsite tik tai vieną, nei vieną, tai bus daug lengviau jei susikoncentruoti tai pabaigti. Lygiai taip pat, kai pradeda vieną dalyką, tą dalyką reikia sekti ir stebėti ir analizuoti. Užsirašyti progresą, dienoraščių, lentelę, kažkokią statistiką, kaip tik tai tau išeina. Tai prasme, nebūtina kažkaip ten tai daryti sudėtingai ir moksliškai, kad kaip tik tai išeina, tai ir padarai. Ir trečia, iš to mokykis. Jeigu padarai eksperimentą, nesvarbu, ar tai pasisekė, ar nepasisekė. Tiesiog spjauni, atsipalaiduoji, pasižiūri statistiką, pažiūri, kas gavus ir iš to pasimokai. Antrą kartą, kai bandysi, ar trečią, 15, tu tiesiog pasižiūrėsi, kas buvo anksčiau. Ir jeigu tai visgi buvo šūdinai, tai tu tiesiog padarai kitaip ir pasimokai. Ir iš esmės toks yra gyvenimas, tokia yra gyvenimo esmė, tokia yra verslo esmė. Iš esmės verslas yra to paremtas, kad mes pabandom dalyką ir jeigu niekas neperka, tai pabandom kitaip. Ir kol galiausiai kažkas nuperka ir duoda papkių mums po perkūnais. Na, tai pradėjau aš ir aš tikiu, kad galite padėti jūs. Tai gana paprasta. Ačiū. Ačiū. Jei, galėčiau pasikabinti. Taip. Jeigu bus klausimų, Danieliui, jūs galėsite jau paklausti prieš diskusijų, manau, tikrai rasim viso pačioje. Aha. O sekanti paskaita lygiai 12 valandą. Ja. Ir dar jeigu norėsite daugiau, tai galite užsukti tinklaraštį debesyla.lt ir jūs man tiesiog galite parašyti laišką, klausimą, bet ką ir aš atsakysiu asmeniškai, nes visiems. Ačiū.